Betoninės grindys turi dirbti kaip vientisa konstrukcija. Tačiau pasitaiko, kad viršutinė jos dalis atšoka. Mokslinėje metodinėje literatūroje tai vadinama atsisluoksniavimo arba delaminacija. Kodėl tai atsitinka? Paklotas betonas savyje turi daug vandens. Kietėjant betonui, vanduo turi pasišalinti iš betono konstrukcijos. Jeigu mes per anksti užglaistom, užkietinam betono paviršių, vanduo negali pasišalinti ir susidaręs slėgis atplėšia viršutinėje betono dalį. Problema yra ta, kad ne visados iš karto mes galim šį defektą pamatyti. Šis defektas galų gale veda į tai, kad betono paviršius ištrupa. Tačiau pradžioje mes to galim nematyti. Pradžioje tai gali išduoti voratinkliniai įtrūkiai, tačiau jie būdingi ir kitiems defektams. Kaip nustatyti grindų delaminaciją? Šiuo atveju reikėtų naudoti senus, paprastus, patikimus metodus. Tai yra stuksenti grindis metaliniu daiktu arba traukti per grindis metalinę grandinę. Tose vietose, kurios yra delaminavusios, girdisi duslus, tuščiaviduris garsas. Kaip taisyti delaminaciją? Kelias yra vienas. Nufrezuot viršutinį grindų sluoksnį iki tvirto betono ir užtaisyti remontiniu mišiniu.